Sveiki, mėly bičiuliai. Štai tokio aparato korpusą aš kažkada tai nusipirkau Vilniuje prie Akropolio, sekmadieniais blusų turgus ten būna. Tai tame turguje nusipirkau už nebrangiai, gal už 7 eurus, tačiau šiame aparate nieko nebuvo, išskyrus šitas valdymo rankenėlės. Tai yra, čia yra garso rankenėlė, o čia bangų ieškojimo rankenėlė. Ir aš kurį laiką naudojau šitą radio aparatą kaip iš išorės paduodamų signalų, dėl to, kad šito radio imtuvo man labai dizainas patinka. Čia yra Philips radijas 1957 metais pradėtas gaminti ir tai buvo vienas pirmųjų Philips firmos tranzistorinių radio imtuvų. Ir štai neseniai aš šitą radio aparatą prikėliau naujam gyvenimui kaip savarankišką radio aparatą autonominį. Tai yra, aš neatstačiau viso to, kas buvo 57 metais, tačiau panaudojau garso rankenėlę ir bangų rankenėlę, kad būtų galima klausytis FM bangų. Ir štai šitame gale aš įmontavau štai tokį radio imtuvėlį, labai nedidelį. Jo signalas taip pat labai yra silpnas, o kadangi silpnas signalas, tai ties garso reguliavimo rankenėlę dar įtaisiau ir štai tokį stiprintuvėlį. Tas stiprintuvėlis stiprina visai neblogai. Ir galų gale gavosi normalus šiuolaikinis FM bangų radio imtuvas su 1957 metų tranzistorinio radio dizainu. Štai pabandykime dabar, mes pasižiūrėsime, ką šitas radijas sugeba. Nu, aišku, prasideda nuo Rock FM, nuo 88 MHz. Ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Bangas toliau. Metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų. This is music. Est-ce que j'ai fait encore toujours pareil? Il pleut de l'eau. Traukta ne tik Irano teritorijoje, bet visame. Kurios leistų laikinai maždaug 6.
Irano uosto administracija Suojantis dezinformacijos įrašus. Degalų kainas tą dieną. Plius dėkimą. Grėsmės ir jų keliamus iššūkius. Donaldas Trampas anksčiau ne Раздадут его жителям. procentus. Nemokamai dalinamas pieno kainos tenka pieno gamintojui. Garsas tikrai Po uždaro gan susitikimo su nemažas Aljanso kaip vadovu tokio Marku dydžio Rute, radijo Jungtinių valstijų imtuvui. Prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo NATO ir regis atnaujino savo grasinimus dėl Grenlandijos. Per šį susitikimą, Ačiū kaip tuo tarpu už tikėtasi, dėmesį. turėjo